Darom interviu. Gerai. Čia ne mūsų. Ne. Arūnė, tai kaip tavo raidas vakar? Puikiai jaučiuosi, vakar proseko 2 taurės išgėriau ir šiandien jaučiuosi labai gerai. Prosekas mane išgelbėjo. Dėl to. Visi naudokitės proseko patarimais. Sveiki, gyvi gravel nuotykių mėgėjai. Šiandien mes jums pristatome dar vieną gražų maršrutą. Longraidas, ne longraidas, manau 2,5 valandos, neskubėsim, viską filmuosim. Pasirinkom tokį maršrutą labiau miške dėl vienos priežasties, nes šiandien yra žiauriai vėjuota. Taip, o jeigu žiūrėjote mano reportažą vakar iš Raudonės varžybų, tai galit pajausti mano skausmą ir suprast, kodėl reikia važiuoti mišku. Taip, vėjas yra Pauliaus priešas. Šiandien nugalėsim vėją, pasislėpsime miške ir dar parodysim gerą, gražų maršrutą Arūnei. Leidžiamės į nuotykius. Ne, tenai. Tenai. Šiaip labiau norėjau dviratį nufilmuoti, bet prie tavo dviračio labai tinka jos sijonas. Taip. Let's go. Nu vis tiek valgysi kažką. Nieko nevalgysiu. Pastinimas yra, kad tu nieko nevalgai. Visiškai. Ir geri tik tai vandenį. Tai tik iki vėlo pyko, kad tenais jau tilptų normaliai man. Prisiminiau vakar, kaip reikėjo vienoje atkarpoje prie pabaigos, jau 110 kilometras buvo tokia baisi tiesioji, ilga, matai, kaip jinai driekėsi ir prieš vėją, ir prieš vėją, ir dar į kalną. Jaučiaus kaip slibinuose, kai judi, bet nejudi. Tai šiandien to nedarom, slepiamės nuo vėjo iškart į mišką, va čia dvirtakiais, žemumom palei upę ir lendam į miškelį. Dešinį. Šitoje vietoje palei nerį prasideda tokia sunkesnė vieta, nes yra šita va įkalnė ir po jos dar laukia tokia įkalnė į Verkių rūmų kalnelį. Bet kadangi tik tai pradėjom važiuoti, tai svarbiausia nevirinti ir viską ramiai daryti. Paulių šiandien netgi neveikia power meteris, tai važiuos taip, kaip aš pasakysiu. Šitam išrašysim baudą, nesilaikė 1,5 metro. Mes į kairę. Aš viską filmuoju, tu pasakai, kur mes čia atvažiavom, nes žiūrovom labai įdomu. Jo, tai mes atvažiavom pro Verkių malūną, kylame į kalną, pažaisim tenisą truputį kortose, nes geras oras prie tokio vėjo geriausiai eis servai eisais. Nesuprantu, čia į kalną pučia ar nuo kalno? Vėjas. Į šoną. Pravažiavom Verkių malūną ir iš karto laukia ta tokia sunkesnioji šios kelionės dalis, vienintelė įkalnė. O visa kita tai ten bus labai smagu mums. Patys to netrukus pamatysit. Tenais keliukas į Verkių rūmus, kas norit, užsukat, pasižiūrit. O mes toliau tęsiam kelionę pagal maršrutą. Ieškome teleporto. Teleportas ten priekį. Įvažiuosim į miško taką. Bus pavėsis, bus užuovėja. Yra vienintelis pavojus, kad gali kristi medžių šakos. Su tuo jau esą susidūrę. Prasideda dvirtakis, kuris eina link Žaliųjų ežerų. Čia rekomenduojam nevirinti, ypatingai savaitgalį, stipriai nespausti, nes, kaip matot, yra žmonių srautas, yra vaikų, yra bėgikų, yra ėjikų ir yra tie, kurie nori gauti nuobaudą už greičio viršymą. Labai geras šitas maršrutas, tinkantis, kai vėjuota, ką iš jūsų nieko nesi. Dabar tai žiauriai gerai. Ten virš galvų žiauriai stipriai pučia vėjas, o miške visiška ramybė. Keista, bet nekrenta nei šakos, nei spygliai, nors viršuj ten gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Šiaip slidoka šiandien miške, nes čia prieš porą dienų lijo lietus pakankamai stipriai. Atsiprašom. Ačiū.
Aš tai nelėksiu, nes su viena ranka filmuoju, te vairuoju. Akmenys krenda į kamerą. To išvažiuojam ant asfaltą, bus lengviau. Ko tai atleidai? Lemą, truputį jau pradėjau suprast, kad kontrolė visai dingsta. Neprašokam posūkio, nevažiuojam ten tolyn tiesiai link ežero, o sukame čia į tą dvirtakį, nes toliau važiuosime link Gulbinų. Šok per kalnelį. Nėra gazo, bet. Prašom. Išlindom prie Gulbinų ežero. Yra poilsiautojų. Galima pro kairę, galima pro dešinę. Kam kaip patinka. Vėjas taip pučia, kad ežeras visas baltai ten pasišiaušęs. Retai čia tai būna. Čia neprašokam. Iš asfalto reikia vėl sukti į miško žvyrkelį. Labai nelekiam, nes čia dar irgi prilyta daug balų. Klasikinis miško kelias. Fastinsi? Nutrauksiu fastingą. Nebegaliu, nebeturiu, valgiu tik pusryčius. Aš irgi? Senai. Vienas iš arčiausiai prie Vilniaus esančių bruko segmentų. Didikų kelias buvęs. Čia nuo Gulbinų eina link Liubavo dvaro. Gerai, kad iš šono yra tokia juostelė su daugiau smėlio. Tai galima važiuoti komfortiškiau, ne taip, kaip važiuodavo didikai su mediniais ratais. Taip. Ir su mediniais bairiais. Čia yra viena iš vietų Vilniuje, kur gali išbandyti, ką patiria Paris-Roubaix lenktynininkai. Taip, tai jeigu skeliant medinį bairį, tai yra Paris-Roubaix, o čia yra Gulbini Liubave. Va, labai puikiai matosi, iš kurios krypties pučia vėjas ir ant kiek stipriai. Sustojam Liubavo dvaro teritorijai, aš sustoju, jisai lekia, čia tiesiai važiuosim. Sveiki. Pravažiavam Liubavo dvarą, ten sustojam tiltelio, kad Paulių pafilmuot. Stovi 3 bičiai su dviračiais ir tokį medinį bairį numetė. Paulius pravažiavo, man sako, pabėgo tavo draugas. Sakau, nemanau. Sako, matom, toksai nedidelis, turbūt silpnas. Tai aš tik tai paliudijau, peržegnojau ir nuvažiavau paskui Paulių. Kaip matot, mes vėl kartu. Tai gal ir ne bairis. Greitis šiuo metu yra 50 km per valandą. Ten 2. Aš visiškai su viena ranka dar lenkiu Paulių. Aš be rankų. Nu, išvažiavam į pagrindinį asfaltuotą kelią. Ir nuo čia reikia važiuoti toliau iki Nemenčinės, kur kirsime nerį ir tokį metalizuotai arkinį tiltą. Nemenčinė yra šito maršruto maždaug pusiaukelė, tai jeigu norisi, yra kaip tik parduotuvė, kairiai, dešiniai galima sustoti, galima prie upės pasidėti, galima pailsėti, jeigu labai stipriai buvo spausta. O čia yra Nemenčinės gėda, labai prasta asfalto atkarpa, niekaip nesutvarko. O čia kur tas tiltelis ir paskui čia į viršų, jau tikrai galėtų užsilopti tos duobes. Dešinė. Maršruto pusiaukelį sustojom prie Lidlo. Pasirodo populiari dviratininkų sustojimo vieta. Paulius nubėgo nusipirkti batarkės power meterio, nes nusprendė, kad be power meterio važiuoti jam yra negerai. Štai jisai balų liūtas, jūrų veplys. Kvartalinių akėtojas. Ką tu renkiesi, jūrą ar mares?
Aš visada jūrą renkuosi, visada. Taip, nes jis ne balų liūtas. Taip. Jūrų veplys. Nusukus dar nuo Nemenčinės plento, laukia tokia viena nedidelė kalnėlė, kai būna sausa. Tai čia gerai toks palaidas meliukas apačioje būna. Ir toliau kalnelė. Ir miškais. Kol važiuojam gražių miškų ir čia greičiausiai gyvena barsukai. Pasveikinsi Marių Mingelą vakar laimėjus pirmą vietą Varmija Ultroje. Visus atlesus, nežinau, valandą, man atrodo, su trupučiu, gal nedaugiau. Tai labai sveikina Mariau tave. Sveikina Marių. Marius dar kelionės metu sakė, prisijaukino barsuką, kuri paskui užsundė ant savo visų konkurentų. Aišku, barsukas pirmą jį puolė, bet tada Marius jį užglostė, sutvarkė. Ir nuo tada barsukas saugojo visus pravažiavimus, kad konkurentai lengvai nepasivytų. Ir Marius vakar suvalgė tiek gėliukų, kiek normalus žmogus suvalgo turbūt per metus savo sportinio įdirbio. Artėjam link Valdžio ir Tapelio ežerų. Čia yra tokia atkarpa linksmieji kalneliai vadinasi. Tiesiog natūralus pumptrekas. O iš tikrųjų šito maršrutu šiaip dažnai važinėjam ir žiemą. Nes laiko prasme irgi gaunasi 2-3 valandos. Jeigu geras oras, irgi žiemą čia mėgstam važiuoti, nes visam maršrute būna išvaikščiota, išvažinėta, pratrypta. Šita gal atkarpa būna tokia labiau slidinė, šį ir automobiliai važiuoja. Tai būna suspaudžia sniegą ir visišką ledą, bet galima atsargiai pravažiuoti. Plius aplinkui čia yra miške ir miško single trackų. Prisipažink, kur dabar mes esam. Mes esame tarp ežerų, tarp Balsio ir Valdžio, taip? Tarp Valdžio ir Tapelio, sakyčiau. Tapelio, atsiprašau. Kairiau, pro mašinas čia į kairę. Labai norėčiau šašlyko, bet... Čia senovėje dar stovėdavo tokia vandens čiuožykla, dabar prie okupantų. Paskui išnaikino tas nesąmonės ir dabar tiesiog žmonės sportuoja, maudosi, plaukioja. Čia, jeigu atvažiuosit savaitgalį, visada kepa šašlyko, galit paprašyti, tai tikrai jūs pavaišins. Tikrai greitai bėgantis čia nesirenka, čia dažniausiai renkasi iššauti tam sauso alaus, suvalgyti šašlyką, bet nieks nedraudžia paprašyti. Pastebėjimas maršrute visada yra nemažai mėlynų toitojų ir visada galima pasinaudoti, nereikia stenėti kur nors po krūmų ar už medžio. Šitam miško rajone vyksta vienas iš MTB renginių visuomet. Tapelių karma, šiandien būna šalia startas, čia parkingas, startas ten miške. Labai faina trasa, visada atvažiuojam bent vieną karmą sudalyvauti. Bliamo, koks oras. Pravažiavam Vismaliukų sodus ir išlysim to į asfaltą prie Kairėnų žiedo, prie Kairėnų botanikos sodo. Kas labai nori, gali botanikos sodą visada užsukti. Mes į kairę važiuosim... Pro Naująją Vilnią, ne? Jo, pro Strelčiukų piliakalnius. Okay. Pravažiavęs Kairėnų sodą ir Galgius. Važiavom link Naujos Vilnios, ten visur eina dviračių takas. Paskui čia toks gabaliukas yra asfaltų, reikia pagrindinę gatvę pavažiuoti. Šiaip, jeigu labai norisi, dar yra ten toks nusukimas aplink Kairėnų botanikos sodą, pro Dvarčionis ir irgi galima išlysti į Naują Vilnią. Pravažiavam Naują Vilnių tiltelį ir čia iškart yra dešiniau, nereikia ten važiuoti. Čia dešiniau yra toksai fainas tuneliukas pėstiesiems ir dviračiams. Pau, 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 pau. Visada galima užvažiuoti. Haja! Ruošiasi cyclocrosso sezonui. Labai gražu. Tenais liko Naujoji Vilnia.
Po kairę Strelčiukų piliakalnis, aukštas, galima užvažiuoti viršų, ten kažkada stovėjusi tokia pilis pilaitė buvo, dvarelis kažkoks, status laiptai. O mes važiuojam toliau tiesiai į Paupį, į kavinę Veločino, išgert kavos į dešinę. Čia kai atvažiuoti reikia saugotis, yra akmenis, o atvažiuoti galima labai greitai. Ir čia yra fainas tramplinas, bet su viena ranka nešoksiu. Opa, čia jau paskutinė miško atkarpėlė, nes už poros kilometrų išvažiuosime į žemąją gatvę ir ten jau asfaltų iki pat Paupio. Galima buvo čia perduoti. Neasfaltuoti ruožai baigėsi, išvažiavam į asfaltą. Mūsų auto priekį. Dar parodysim turbūt porą gražių vietų pakeliui ir tada jau mėgautis kavutę. Beje, jeigu labai norisi pratęsti šitą maršrutą ar šiek tiek dar paįvairinti, tai išvažiavus čia į asfaltą, šiek tiek pavažiuojat, sukate į dešinę ir galite patekti tiesiai į Belmontą, nes ten yra toks kabantis tiltas. Norėjome jūs nustebinti, bet visų pirma gavosi, kad nustebinau Paulių, nes važiuot pagal maršrutą reikėjo asfaltą, bet sakau, varom čia. Jis nespėjo išgirsti ir mes vos vienas kito nepaguldėm. Tai va, pravešim jūs dar parodysim, kur yra Belmontas ir tie, kas ne Vilniečiai, kad irgi žinotų, kaip jį patekti. Pasižiūrim į abi pusės. Šinkanseno nėra. Jeigu būtų Šinkansenas Lietuvoje, jūs jo net nepamatytumėte čia, o tik pajaustumėte. Nebent ant 800 eitumėt. Kviečiam į pėsčiųjų tiltą, ant pėsčiųjų tilto į Belmontą. Beveik. Atvarė į Belmontą, kur daug žmonių iškart norėjo pasirodyti. Tai viskas. Ten į Paupį. Čia žemyna, ne? Taip, horizonte Paupys, tenais tiltelis. Ten gyvena mūsų draugas Simonas, nu, ne po tilteliu, jisai gyvena ten tose namuose. Kartais jį irgi pasiemam į long raidus. Jis labai gerai važiuoja. Paulius visada bando pasirodyti ten, kai atvažiuojam, kur yra žmonių. Neva jis yra stipresnis už mane ir už tos žmonės, kur aplinkui vaikšto. Tai jis visada šauna kokį sprintą rimtą. Nespėjau pilvelį įtraukti, nu. Angliavandenį mėgėjas. Kairė, sargiai. Atsargiai, vaikai. Žiūrėk, tarp stiliukų. Negražu užpakalį atsukti, kai atvažiuoja. Labas, pažįstami. Labas. Sveikinu, pabaigai raidą. Sveikinu, gerai. Čia yra mano dydis, tarp kitko, ir aš sakiau, kad reikia man pabandyti pas tave jį. Pabandyk va. Wow, sveiki, aš einu pasisveikinsiu dar su personalu, kurie čia dirbo, nes jie visada dirba labai gerai, viską padaro. Čia kaip vyrai, kaip mėgsta. Prisidėk leduko. Ir dabar uždarom, čia atsiranda ta. Oi, S-Works Krukšas į servisą papuolė?
Leido tik ant galinių kojų vaikščioti. Rimtai? Tokį purviną dabar? Čia plovyklą naudosis paslaugomis? Noriu labai užsidėti čia į gaidą.